Namaste, sveiki visiems. Šiandien noriu pakalbėti dar nuoskaudų paleidimo tema. Sąsojai su paskutiniais patyrimais tokią išvadą padariau, kad geriausiai nuoskaudas valo aukštesnė energija. Energija, kuri gaunama iš dievybių, iš šventųjų, kuriom žmogus meldžiasi. Prie šitos išvados priėjau surinkęs tokią patirtį per darant reiki seansus, kada tie seansai buvo nukreipti į nuoskaudų atleidimą. Nes taip jau sukrito, kad vienu metu kreipėsi žmonių ir visi jie ėjo su problemom, kurios susivedė į nuoskaudas tėvams, konkrečiai tėvams. Ir aš kiekvienu atveju pasiūlydavau reiki seansą, maldos seansą, nes darant reiki yra ir meldžiamas. Dėl to aš tai vadinu ne tik reiki seansu, bet ir maldos seansu. Ir aš paprašydavau žmogaus atsigulus jungtis su savo dievybe, su savo garbinamu šventuoju, šventą asmenybę. Ar tai būtų Jėzus ar Marija, jeigu tai yra krikščionis. Ar žmogus gali jungti su Radharani ir Krišna, jeigu vaišnavas, su Buda, ar su Šiva, su Parvati. Jisai jungdavosi su savo dievybe, o aš pradėdavau siųsti per rankas reiki energiją ir jungdavausi su savo dievybė, tai su Radha ir su Krišna. Ir gaudavosi, kad 3 komponentai dalyvaudavo: žmogaus malda, mano malda ir reiki energija. Ir tie 3 komponentai, kada mes dviese nukreipdavom šitą energiją į tikslą, tai yra nuoskaudų išplovimą iš širdies, gaudom gerus rezultatus. Ir atėjo vienintelė realizacija, kad jeigu tu nori išvalyti savo širdį iš tų skaudulių ir jeigu pats to nepadarai, tai yra žymiai efektyviau melstis ir prašyti, kad dar be tavęs aukštesnė jėga duotų švaros jėgos išvalyti tas nuoskaudas. O dar stipriau yra, kada dar šalia esantis žmogus siunčia šviesią reiki energiją ir maldos energiją. Ir kada susisumuoja 2 žmonių maldos plus reiki energija, iš tikrųjų vyksta stiprus dalykai ir metų metais gulėjusios nuoskaudos kaip akmenys pasijudina. Ir turėjau gerų rezultatų su žmonėm, kuriem vieniem buvo sunku atleisti tas nuoskaudas tėvui ir mamai, mano atvejais, kuriais turėjau, bet per tokį seansą išėjo tai padaryti iki kažkokio tai lygio arba išjudinti. Tai va tokią patirtim norėjau pasidalinti ir jinai susiveda į tai, kokia išvada, kad jeigu tu turi problemą širdyje, tai problemai, tam juoduliui išimti reikia aukštesnės energijos. Neužtenka tik tais to, kaip mes kalbėjom,
buvau davęs dar 5 paskaitėlės apie nuoskaudų atleidimą, kad įsisąmonini savo geras savybės, taip pat atsimeni, ką žmogus, kuris tave įskaudino, gal yra gero padaręs, atsimeni jo geras savybės. Va. Taip pat siunti jam laimę, atleidimą, taip pat stengiasi atsitapatinti nuo jo požiūrio į tave, žiūrėti save savo akim ir daug kitų dalykų, bet jie nėra patys pagrindiniai. Pats pagrindinis dalykas, tu turi išsišaukti švarę energiją iš aukštesnių asmenybių, kuri nusileis ir išvalys arba apvalys tavo nuoskaudas. Vat pavyzdys, prikepęs puodas, būna, kad verdam ryžius, ryžiai prisvyla, prilimpa prie dugno puodo, prie sienelių. Ir kad tą svilėsi visą atkibdyti, reikia įpilti švaraus vandens. Ir švarus vanduo atbrinkina, leidžia atšokti tam svilėsiui nuo puodo sienelių ar dugno ir tada mes galim iššveisti. Jei ne vanduo, tai speciali chemija. Tai va ta speciali chemija arba tyras vanduo, kuris tas nuoskaudas, kurios yra kaip svilėsiai prie puodo sienų, atmuša. Tai va ta aukštesnioji energija yra kaip chemija, kaip vanduo. Jos tą svilėsi atkibdina nuo senelių, kuris tenais metų metais tą mūsų širdies puodė randasi. Metų metais. Kitaip sakant, grįžtų prie tos pačios išvados, kad vien tik savo pastangom nepadarysi dvasinės pažangos. Turi gauti malonę, turi gauti pagalbą. Ir jeigu viens negali, tai su kito žmogaus pagalba, su reiki seansu, su malda, dviese, tai išjudini tą dalyką. Dažnai mes galvom, kad dvasiniam gyvenime mes savo jėgomis viską imsim, padarysim, bet visas dvasinė pažanga stovi ant kažkieno malonės. Ir jeigu mes stengiamės, tos aukštesnės asmenybės, kuriuom mes meldžiamės, jos laimina, o jos turi jėgos, jos turi sukaupusios daug dvasinės energijos ir jos tą dvasinę energiją taip kaip mes su rankom galim žmogui siūsti energiją, taip ir jie gali siūsti energiją. Ir ta energija pasiekia mus bet kokiu atveju ir apvalo subtilų kūną, nes nuoskaudos randasi subtiliam kūne. Nuoskaudos yra materialus dalykas, jis yra materialius. Ir jiem nėra jokių problemų, tom dievybėm, kuriuom mes meldžiamės, jiem nėra jokių problemų apvalyti. Mes tiesiog turim parodyti norą. Tai va turėjau tokių gražių rezultatų ir norėjau jais pasidalinti, kad reikia energija ir maldos energija, jinai iš tikrųjų labai padeda apvalyti nuoskaudas, išgyti nuo traumų, psichologinių, įveikti depresiją, taip pat labai padeda, depresyvės būsenas, apvalyti pyktį, apvalyti baimės, apvalyti visokius vidinius skausmus. Dėl to, kad to seanso metu dalyvauja ne tik žmogaus malda gulinčio, bet ir tas, kas daro, ir plus dar pati reikia energija eina. Va, tai viską aš vedu į tai, kad mes be dangaus pagalbos netobulėsim ir kiekviename
laiptelėje ir žingsnelėje į viršų sudalyvauja šviesi energija, kurią siunčia šviesios būtybės, kurias mes ir garbiname, kiekvienas palei savo tradiciją. Va. Ir visa bhakti joga, jinai paremta tuom, kad bhakti jogai pažangą padarai tada, kada savo pastangom iššauki malonę, Rados ar Krišnos ar šventųjų malonę, ir ta malonė realiai yra energija ir jinai pašalina vieną ar kitą problemą. Tai va toks atradimas apie reiki seansus, kaip sakyt, pritaikiau šitai problemai spręsti ir tikrai yra geri rezultatai. Kas rimtai praktikuoja, be abejo, gali ir vieni išsivalyti iš tų nuoskaudų. Su rimta malda tikrai tai yra padaroma, bet aišku, kada dar kitas žmogus dalyvauja, tai yra tikrai dar efektyviau. Tai tiek norėjau pasidalinti, iki kitų įrašų. Radė.